Dažniausios klaidos tai būna mitybos klausimais. Katinai labai dažnai šeriami netinkamu maistu. Ne visi šeimininkai vis dar iki šiol žino, kad kastruotus katinus reikia šerti tik tai kastruotų katinų maistu, nes namie gyvenantis katinai labai dažnai nutunka ir atsiranda tokių problemų kaip urolitazė, tai yra akmenys šlapimo takuose, ir tai sukelia labai didelį diskomfortą kaip patiems katinams, taip ir jų šeimininkams. Žmonėms, turint kačių namuose, dar papildomai primaitina kates gyvenančios po balkonu. Reikėtų nepamiršti, kad laukinės katės, jos beveik 90% yra sergančios ir tas virusinės ligas vėlgi galima sėkmingai parnešti ir namo. Sezoninė liga, kai šilta, praviri langai ir tada atsiranda skraiduolių. Gerai, jeigu ne aukštai, bet jeigu ten iš kažkelinto aukšto, tai ne visada prognozuojamos pasekmės. Jeigu vertikaliai praverimi langai ir gyvūnas namuose, jisai mėgina iššokti tą pravertą langą. Labai dažnas yra kūno užspaudimas, kai katinas yra užspaudžiamas pasvertame lange. Būna jau pažeista užpakalinės dalies kraujotaka ir paralyžius. Labai dažnai gyvūną tenka eutanazuoti tiesiog humaniškumo tikslais. Rekomenduočiau, tai galbūt langų tinklelė, yra dabar gausybė apsaugų. Reikėtų labai apdairiai rinktis žaisliukus katinams, nes ypač jauni gyvūnai labai mėgsta nuryti. Labai pavojingi žaisliukai iš visų marketų. Teko traukti tos visus pimpačkiukus ir daržovytės. Leidžia žaisti kačiukam su irgi įvairiais smulkiais daiktais, su siūlais, juostelėm. Ir tas siūlas paskui sutrikdo žarnyno praeinamumą ir tenka tada svetimkūnį tokį šalinti. Ypač jeigu šeimininkas nesikreipia iš karto, tai viskas gali privesti prie žarnų nekrozės ir tikrai chirurginė procedūra netampa daug sudėtingesnė. Helmintų profilaktika, manau, labiau aktuali. Lauke gyvena, bendrauja su kitom katėm, kurie turi blusų, kurios platina irgi žarnyno parazitus. Naminiai, kurie miega ant pagalvėlės, jau šitos problemos neturėtų turėti, bet visgi profilaktiškai bent porą sykių metuose tikrai vertėtų, ypač prieš vakcinavimą, naudoti antihelmintikus. Žmogus šiaip faktiškai nesuvokia, kad pats žmogus yra nesterilus ir kad jisai gali atnešti problemą į namus. Kartais žmonės sumaišo preparatus, kurie skirti šunim ir panaudoja užlašina katėm. Katėm jie yra toksiški. Vyresnio amžiaus gyvūnam vertėtų pasidaryti kraujo tyrimus. Jeigu jau mato, kad svoris keičiasi, gyvūno aktyvumas keičiasi ir tas pats vandens sunaudojimas, galima įtart, kad galbūt jau diabetas. Tikrai rekomenduotumėm atlikti profilaktinius tyrimus bent jau kartą per metus ir profilaktinio tyrimo metu jums gydytojas sudarys vizitų planą ir rekomendacijų planą. Pastebėjus vis tiek jau kažkokius požymius geriau apsilankyti, kaip sako, be reikalo ir neaptikti jokių problemų negu su uždelstom ligom. Tai yra tiesiog labai didelė šeimininkų klaida, kurią turim taisyti mes, daktarai.